Sveiki visi! Labai smagu matyti visus susirinkusius dalyvaujant Sostinės vaikų jaunimo centro Hobi Versija organizuojamoje iniciatyvoje Saugi vaikystė. Šią iniciatyvą mes organizuojam jau antrus metus ir kaskart susirenka gana gausus būrys besidominčių mūsų paskleistomis temomis. Norime priminti, kad šios iniciatyvos tikslas yra atkreipti dėmesį tiek tėvelių, tiek pedagogų, su kokiais pavojais, iššūkiais susiduria mūsų vaikai, jaunimas, kaip mums visiems susivienyti, kad tų grėsmių ir pavojų būtų jiems mažiau. Na ir norėčiau šiandien pristatyti temą. Tai yra vaiko psichologinio atsparumo ir motyvacijos stiprinimas. Šiandienos lektorė, psichologė Edita Pakalnienė pakalbės, kaip ugdyti psichologiškai atsparius, laimingus, motyvuotus vaikus ir kaip sukurti jiems palankę aplinką. Prieš pradedant lektoriai, norėčiau paprašyti, jeigu kils klausimų, juos rašykite pokalbių skiltyje. Užsiėmimo metu, seminaro pabaigoje mes pabandysime apžvelgti ir trumpai atsakyti į užduotus klausimus. Tai ką? Tai prašom, Edita. Ačiū, Neringa. Ačiū, kad tu pakvietei mane skaityti šitą paskaitą ir aš tikrai tikiuosi, kad kiekvienas čia esantis žmogus kažką gaus naudingo savo ir tikrai nors kažkiek tai, ne nors kažkiek, o tikrai pastiprės ir tokiu būdu, būdamas pats stipresnis, stiprins savo vaikus, ar vaiką ar vaikus. Taigi šiandieną kalbėsiu apie vaiko psichologinį atsparumą ir motyvacijos stiprinimą. Ir kiekvienas iš mūsų esame nekartą matę gėlę augančią ant asfalto. Ir tarsi atrodo, kad gėlė auga labai nepalankiomis sąlygomis, bet jinai žydi nuostabiai. Ir prieėję mes prie tos gėlės, kiekvienas mėgaujamės jos kvapu ir jos žiedu. Ir tikrai mums gera ją matyti. Tai lygiai taip pat žmogus gali žydėti kaip šita gėlė ant asfalto, jeigu jisai atranda savyje stiprybės, resursus ir jais pasinaudodamas geba kurti savo sėkmingą ir laimingą gyvenimą. Ir psichologinis atsparumas iš tiesų yra ugdomas ir šiandien mes apie tai ir kalbame. Ir kiekvienas iš mūsų turime šeimą. Ir kiekvienas iš mūsų galime padėti savo šeimai gerai jaustis, nes šeima kaip saulės sistema. Mūsų emocijos, mūsų elgesys mes veikia vienas kitą. Kaip saulė veikia mus ir kaip saulės sistema kiekviena planeta sukasi ir iš tiesų atlieka savo vaidmenį, tai lygiai taip pat mes galime įtakoti savo šeimą ir būtent keisdami save, keisdami savo savijautą. Ir gerai besijautintis tėtis arba mama iš tiesų labai deda didelį pagrindą vaikui ir moko vaiką taip pat gerai jaustis, nes vaikai tikrai mus kopijuoja ir tikrai mes galime jiems rodyti pozityvius elgesio modelius ir tai gali tikrai sustiprinti mūsų vaikus. Ir dažnai naudoju šitą citatą, konsultuodama klientus, kad aš nesu tai, kas man nutiko, aš esu tai, kuo nusprendžiau tapti. Taigi ir šitas projektas, ir visi mokymai, ir visos paskaitos, ir visos knygos parašytos yra tam, kad žmogus iš tiesų sąmoningai kurtų save ir sąmoningai mokytųsi kokybiškai gyventi ir mokytų savo vaikus kokybiškai gyventi ir tikrai prisimti atsakomybę už laimę ir gerą savijautą. Ir dar yra kita mintis, japonų tokia išmintį esate irgi girdėję, kad ne vienas iš mūsų negalime uždrausti nerimo paukščiams suktis aplink mūsų galvas. Ir tikrai gyvenime galim tikrai turėti daug nerimo minčių, ypač gyvenant sunkiomis sąlygomis. Tačiau mes, kiekvienas, galime neleisti tiems paukščiams sukti lizdų ant mūsų galvų.
Ir, ir iš tiesų psichologinis atsparumas tai ir yra tas kertinis akmuo, ant kurio mes galime iš tiesų tvirtai stovėti. Ir psichologinio atsparumo sąvoka yra kilus iš lotyniško žodžio resiliere, tai yra atšokti. Tai reiškia, įsivaizduokim, va dabar visi prie ekrano, sėdėdami galim paimti ir įtempti visi savo raumenis, kiek rankų ir kojų raumenis, sėdėdami įtempkime ir išlaikykime kuo ilgiau. Išlaikykime kuo ilgiau. Vieni išlaikysim labai lengvai ir ilgai išlaikysime, kitiems iš karto jau gali pasidaryti nemalonu. Taip, ir dabar vat laikom įtemptų savo kojų raumenis, rankų raumenis ir galėtum, aišku, čia ilgai sėdėti, bet vat šita praktika va tokia trumpa, bet vat pajauskim, įtempiame ir atpalaiduojame. Įtempiame ir atpalaiduojame. Ir įsivaizduojame, kad va dabar mes imsime ir įtempsime raumenis ir įtempsim visą dienos įtampą, kurią patyrėme. Ir tikrai kiekvieną dieną mes patiriame labai daug įtampos ir grįžtame namo išvargę, kaip tarsi sakom, išvargę. Bet iš tikrųjų, kas tas nuovargis? Nuovargis ir yra visi tie akmenys, tai visi stresoriai, kurie nugula ant mūsų pečių, jeigu mes tai leidžiame nugulti. Bet jeigu mes pradedam naudoti tokį paprastą vizualizacijos pratimą, bet kad mes įtempiame savo raumenis, taip, ir įsivaizduojam, kad ta visa įtampa šios dienos ir atpalaiduojam, ir jinai atšoksta, taip, ir įsivaizduojam, kad visa ta įtampa dienos tiesiog atšoksta nuo mūsų. Ir šitą praktiką mes galim praktikuoti kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, nežinau, kokie jūsų darbai, bet, pavyzdžiui, jeigu pavyzdžiui, parduotuvėje dirbu ir susitinku klientą, kuris tikrai yra blogos nuotaikos, labai piktas ir pradeda lieti nepasitenkinimą, kad čia jūs netinkamai mane aptarnaujate, jūs čia netinkama čia kaina už paslaugas. Ir jūs tarsi nieko nedarot, bet jūs tiesiog klausote ramiai tą klientą ir mintise, ir net su kūnu, su kojų raumenimis, arba net su rankų raumenimis, jūs galite juos įtempti ir atpalaiduoti. Ir įsivaizduoti, kad visi tie blogi žodžiai, kurias ištarė tas žmogus, tai tikrai ne apie jūs. Tai yra tiesiog to žmogaus emocija, kuris bando iškrauti ant jūsų. Bet jūs renkatės, ar priimti tą emociją, ar iš tiesiog atšokti. Tokiu tu atšoksta tą kiekvieną blogas žodis, kurį jums ištarė tas klientas. Tai va, lygiai taip pat psichologinis atsparumą galima taip pat suprasti kaip imuninę sistemą mūsų. Taip, kiekvienas iš mūsų gimstam su skirtinga imuninė sistema. Vienu yra silpnesnė imuninė sistema, kitų yra stipresnė. Ir lygiai taip pat, jeigu turite mažų vaikų, ir vieni vaikai labai dažnai darželiai serga, kiti mažiau. Bet augant, vaiko imuninė sistema dažniausiai stiprėja ir jisai tikrai pradeda mažiau sirgti. Lygiai taip pat mes, jeigu susirgam kažkokią sunkią ligą, mes sunkiai galime sirgti, bet mūsų imuninė sistema jau išmoksta atpažinti tą virusą, tą bakteriją ir jinai sustiprėja. Ir jau kitą kartą, kai mes sergame tą pačią ligą, mes galim sirgti daug trumpiau ir daug greičiau pasveikti. Tai lygiai taip pat kiekvienas mūsų stresorius, lygiai kiekvienas trauminis įvykis iš tiesų mus veikia. Ir kaip yra pasakęs filosofas Heraklitas antikos, į tą pačią upę 2 kartus neįbrysi. Tai vat lygiai taip pat su mūsų gyvenimu, kad mes tikrai daug patiriame stresinių įvykių, viskas keičiasi ir tie įvykiai mus keičia. Bet kaip keičia? Tai vat yra mūsų pasirinkimas, sąmoningas pasirinkimas. Ir jeigu mes sėdim šiandien čia šitoje paskaitoje, tai rodo tai, kad mums rūpi mūsų psichologinis atsparumas, tai reiškia, mes ieškom būdų, kaip save sustiprinti. Ir tikrai mes galime sąmoningai rinktis augimą, stiprėjimą, tai yra kūrybinį mąstymą, kaip aš galiu savo padėti ir savo vaikui, arba aš galiu leisti būti neleisti, tiesiog pasiduoti ir leisti, kad kažkokie sunkus įvykiai mane sugriautų, sužlugdytų. Ir tikrai tai yra sunkus įvykiai, gali būti liga, tai labai dažnai būna lygos, kurios tarsi žmogų labai palaužia, bet lygiai taip pat yra moksliniai faktai, tyrimai, kurie sako, kad jeigu žmogus sugeba tą ligą priimti, keisti savo mintis, savo elgesį, labai dažnai jie išgyja net nuo mirtinų ligų. Ir jeigu
dar labiau norėtumėt patikėti savo tą minčių ir kūno gale, gydyti save ir savo tas sunkias ligas, gal esate matę knygą Jeffrey Rediger Išgyk. Yra tokia knyga, kur iš tiesų šitas mokslininkas bandė sudėti visus faktus, kasgi gali padėti žmogui išgyti po sunkios ligos. Bet mintis irgi labai paprasta, tai yra keisti elgesį ir mintis. Ir kaip psichologijam atsparumas svarbiausia, du dalykai yra, kaip ir sakiau, būtent, kad mes turime mokėti atsigauti, tai yra atsistatyti po tų sunkių įvykių, tai va ta įtampa ir atsipalaidavimas, tas atsipalaidavimas ir turi vykti kiekvieną vakarą. Kiekvieną vakarą jūsų šeima turėtume turėti kažkokius ritualus, gražius ritualus, kurie jūs atpalaiduotų, bet prieš tai labai turite nusiteikti, kad vaikai labai dažnai naudoja iškrovas, ne tik vaikai iš tiesų, gal ir mes suaugę, kuomet ateiname pavargę iš darbo ir pamatome, kad neplauti indai ir kartais iš mūsų kai kam iš mūsų norisi pakelti balsą ir parėkti gerai, dėl to, kad neišplauti indai. Bet iš tikrųjų čia ne apie tai, kad norisi tiesiog iškrauti blogą įtampą. Tai kiekvienas renkamės mes, kaip iškrauti blogą įtampą. Ar mes rėkime, ten kabliukų ieškome prie kažko, tai kad tu kažką blogai padarai, ar vis dėlto įsijungiu muziką ir smagiai su vaiku pašoku, ar prieš ateidamas namo aš tiesiog apeinu 5 ratus kažkur tai ir nueinu 10 000 ir daugiau žingsnių ir galbūt net nueinu į sporto salę. Tai va čia yra svarbiausias tas atsigavimo dalykas ir kad mes turim balansuoti tarp įtampos ir atsigavimo. Ir tvarumas, kad iš tiesų tvarumas tai reiškia, kad ir kaip būtų sunku, žmogus geba judėti į priekį, bet geba judėti į priekį dėl to, kad pasinaudoja savo vidiniais resursais ir aplinkos vidiniais resursais. Ir psichologinis atsparumas yra kintantis dalykas nuolat. Ir dėl to mes apie tai ir kalbam šiandieną, kad vien tai kinta vaiko smegenys, jeigu kalbant apie vaiką, vaikai auga. Vaikai iš tiesų, jeigu mėgsta namuose įsilieti ir labai daug verkti po darželio arba po mokyklos, ir tikrai gal turi tokius vaikus, kurie grįžę labai daug verkia, jiems viskas yra blogai, net yra toksai žodis sausainio, toks sausainio fenomenas, kuomet tarsi vaikas atėjo iš darželio geros nuotaikos ir jis susimanė sausainio ir sausainio tėvai neduoda ir jis tada puola ant žemės, daužosi, trankosi, kad jis negauna to sausainio. Bet vėlgi čia yra ne apie sausainį, čia yra apie jo smegenis. Kad vaikų smegenis iš tiesų dar yra labai jautrios ir yra nebrandžios ir joms reaguoti į kažkokį blogą įvykį, jos reaguoja impulsyviai, tai yra taip, kaip gamtoje yra sutverta, tai arba kovoju, arba bėgu, arba sustingstu. Bet tik tai dėka mūsų, tai yra dėka tėvų, dėka mokytojų, mes galime mokyti vaiką iš tiesų padaryti išminties pauzes ir brandinti smegenis, nereaguoti iškart, o sustoti, nurimti ir tik tai tada reaguoti. Dėl to su vyresniais vaikais tikrai patys jaučiate, kad yra lengviau susišnekėti, o su mažiukais tiesiog reikia patiems tikrai būti labai stipriems viduje ir tikrai talpinti to vaiko neigiamas emocijas. Bet tam pati pradžia esate jūs patys. Ir psichologinis atsparumas tai yra ne tai, kad aš nesugriūnu, ne? Ir tikrai yra normalu sugriūt. Ir tikrai, jeigu čia šiandien kažkas už ekrano tikrai jaučiatės blogai, tai tikrai priimkime tą jūsų būseną, patys savo priimkite būseną, taip, šiuo metu man yra labai sunku ir aš jaučiuosi sugriuvęs, galbūt sužlugęs, galbūt buvo tikrai sunki diena ir aš tiesų tikrai dabar noriu gulėti tik po kaldra ir nieko nematyti, bet leisti reikia savo. Ir tiesiog ieškoti plano, kai vėl atsistoti iš tos lovos ir vėl eiti į kitą dieną. Tai būtent leidimas savo būti silpnu, pažeidžiamu, su meile, bet tuo pačiu po to leidimo, po to išbuvimo su ta savo silpnybė, mes galim tikrai atsistoti ir toliau eiti.
Ir psichologinio atsparumo yra 4 pagrindiniai dalykai, tai vadinamos dimensijos pagrindinės. Tai fizinis atsparumas, emocinis atsparumas, protinis atsparumas ir dvasinis atsparumas. Tai ir visas šitas 4 dimensijas mes galim auginti. Taigi, pirmiausia, aišku, lengviausia auginti, kaip sakiau, yra fizinius dalykus, tai yra judesi, jėgą, ištvermę, taisyklingai maitintis ir derinti poilsį ir atsistatyti jėgas. Tas iš tiesų labai stipriai veikia mūsų smegenis ir mūsų vaikų smegenis. Ir iš tiesų įrodyta daug yra mokslinių tyrimų, jeigu vaikas daug juda, tai jo intelektas taip pat auga. Ir jeigu vaikas sugeba mokytis ir derinti judesį besimokydamas, tai irgi jo net matematiniai gebėjimai gali aukti ir visi kiti gebėjimai. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus, vaikas 20 minučių aktyviai žaidžia kažką, veikia ir tada sprendžia matematinės užduotis, tai jisai daug efektyviau tas matematinės užduotis išsprendžia negu vaikas, kuris tų 20 minučių nejudėjo. Tai dėl to, jeigu būtų mano valia, tai iš tiesų mokykloje tikrai būtų uždrausti mobilūs telefonai, nes šiuo metu tikrai vaikai per pertraukas būna su mobiliais telefonais ir jie būna pasyvioj pozai, jie būna sutūpę prie durų ir skrolina ar žaidžia su mobiliais telefonais, bet iš tiesų vaikui yra būtinos aktyvios pertraukos ir tikrai yra džiugu, kad yra mokyklų, kur iš tiesų suteikiamos sąlygos vaikams žaisti įvairius judrius žaidimus, krepšinį, futbolą per pertraukas ir ką gali tėvai, bendruomenė iš tiesų skatinti tą dalyką mokyklose, apie tai kalbėti. Nes mokytojai be jūsų tėvai yra niekas. Turi būti komandinis darbas. Ir jeigu tėvai būtų daugiau už aktyvę veiklą mokyklose ir mokytis, mes turim kažką tikrai daryti, nes šiuo metu mes prarandame vaikus, nes jie tikrai skęsta tuose mobiliuose telefonuose. Ir mes tikrai turime ieškoti būdų, kaip tas ribas sutvarkyti. Toliau, ką toliau mes galim daryti visi, kiekvienas su savimi ir su vaikais, tai yra mokyti atpažinti mąstymo klaidas, kurios ir verčia mus blogai jaustis. Ir pagal kognityvinę terapiją yra 12 mąstymo klaidų, kurias tikrai galėtumėte rasti internete, kad iš tiesų mes tikrai kartais netinkamai mąstome, dėl to netinkamai ir jaučiamės. Ir taip pat labai svarbu, kalbant apie dvasinį atsparumą, kalbėti apie vertybės, pačiam išsikristalizuoti vertybės, kasgi yra mano gyvenime vertybės, ir taip pat kalbėti apie tai su vaiku. Ir žinoma, labai yra svarbus empatinis ryšys su vaiku ir pokalbis su vaiku, kas iš tiesų vaikui labai yra svarbu jaustis matomu ir girdimu. Ir čia yra paruošta toksai psichologinio atsparumo lankstinukas, tai tiesiog kiekvienas galėtumėte po paskaitos pagalvoti apie save, apie savo gyvenimą, apie vaiko gyvenimą. Tam, kad žmogus būtų psichologiškai atsparus, jisai pirmiausia turi turėti modelį. Tai reiškia, ir manau, kiekvienas vaikystėje ir paauglystėje turėjom tos autoritetus, į ką norėjome lygiuotis. Tai dažniausiai būna tėvai, kuriuos mes norėjom lygiuotis, arba kažkokie kiti žymūs žmonės. Tai labai svarbu tie pozityvūs modeliai aplinkoje, labai yra svarbu socialinis palaikymas ir nuolatinis drąsinimas savęs ir vaiko ir atsigręžti į baimę, į tai, ko aš bijau, tai yra išeiti iš komforto zonos. Ir iš tiesų, aš dirbu mokykloje ir iš tiesų stebiu tokias scenas, kai iš tiesų vaikas gauna, sakykime, kažkokį blogą vertinimą, labai nuliūsta, labai verkia. Ir tėvai tarsi nori labai apsaugoti vaiką nuo ašarų. Ir tada eina pas mokytoją, ten klausia, kas čia įvyko, kad tas vaikas verkia, kodėl jam taip sunku. Tai gerai klausti, bet svarbu pačio vaiko klausti. Kaip tu kitaip galėjai pasielgti toje situacijoje, kuomet tu patyrei nesėkmę. Ir iš tiesų mes negalim padėti pagalvių, kad vaikams neskaudėtų. Tai ne. Ką mes galim padaryti, tai uždėti vaikui batus.
kad jis eidamas per gyvenimo sunkumus tikrai nesusibadytų kojų. Tai va tie batai yra tas psichologinis atsparumas, kuomet aš nuolat drąsinu vaiką susidurti su kažkokiais sunkumais ir kai jis susiduria su sunkumais ir patiria nesėkmę, aš jo klausiu, o kaip tu galėjai kitaip padėti savo susidoroti su šitais sunkumais. Būtent daugiau vaiko pačio klausti. Ir nesakyti, va tu vaikė turi ten tą ir tą padaryti. Ne, o ką tu turi pats padaryti, kad jis pats pradėtų mąstyti ir ugdyti jo smegenis. Ir žinoma, praktikuoti. Ir vat ką praktikuoti, tai vat tuoj kalbėsiu, bet prieš tai, vat, kaip mes ir veikiam tą psichologinį atsparumą. Tai pirmiausia, mes visa bendruomenė veikiame, kaip sakiau, šeima ir, kaip sakiau, patys vaikai. Tai vat pati bendruomenė jau kalbėjau apie tą, kad aktyvumą kažkaip reikėtų pastiprinti mokykloje, bet dar pagrindas yra saugumas. Ir iš tiesų saugumas ir ta socialinė atsakomybė, jeigu aš matau ir girdžiu, kad kažkas vyksta ne taip mokykloje, kad, pavyzdžiui, per pertrauką kažkas susimuša, kažkas tyčiojasi iš kažko, tai visada vaiką turime skatinti ieškoti pagalbos. Ir tikrai mūsų visuomenėje dar tas gajus iš tarybinių laikų žodis skundimas. Jeigu mane kažkas įskaudina ar mane kažkas muša, tai ir jeigu aš pranešu suaugusiam žmogui apie tai, tai nėra skundimas. Tai yra informavimas apie netinkamą smurtinį elgesį. Ir reiškia, mes turime nuolat vaiko klausti, kaip tau mokykloje. Ir jeigu buvo sunku, ar tu kreipeisi pagalbos į suaugusią. Aišku, tikrai kartais vaikai patys labai sėkmingai susidoroja su tais dalykais. Dėl to mūsų tikslas yra, kad patys vaikai susidorotų su patyčiom, pavyzdžiui. Bet jeigu vaikas nesusidoroja su patyčiom, turime eiti ieškoti pagalbos ir netylėti ir nekentėti, nes tik tai atviras kalbėjimas apie smurtą gali sustabdyti smurtą. Nes smurtaujantis vaikas, tyčiojasi vaikas, jis yra kenčiantis vaikas. Laimingi žmonės tikrai nesityčioja ir nesmurtauja. Tai reiškia, kad jeigu aš kreipiuosi pagalbos, tai reiškia, aš padedu ne tik savo vaikui, bet ir tam vaikui, kuris tai daro. Dar kas labai sustiprina šeimas, tai yra tėvystės mokymai. Tai yra kursai, kuriuos iš tiesų jūs galbūt jau esate lankę, jų tikrai yra daug. Nes mes augome šeimose, kur iš tiesų buvo labai mažai kalbama apie mūsų psichologinius poreikius ir apie mūsų jausmus, nes iš tiesų tėvai mūsų daug dirbo ir jiems svarbiausia buvo ta fizinė, materialinė bazė pasirūpinti. Ir kaip būti gerais tėvais, mes tiesiog ir nemokame, nes tikrai neturėjom tų modelių savo šeimose. Tai tikrai yra labai daug kursų, step kursai, švyturio programa. Tikrai internete jūs galite rasti, kur tikrai galite mokytis tėvystės įgūdžių, kaip tapti geresniu arba geresniu tėvu. Ir taip pat labai svarbu stebėti krizinius įvykius šeimose. Ir tikrai sunkiausia ir dažniausiai man tenka konsultuoti vaikus, kuomet tėvai yra patyrę skyrybas arba yra skyrybų procese. Ir tikrai norisi, kad visi sąmoningai mes mokėtume išsiskirti. Tikrai niekas nesako, kad mes turime gyventi nemeilėje ištisus metus, bet mes galime mokėti gražiai išsiskirti. Ir tai yra būtina vardan vaikų gražiai išsiskirti, nes vaikas myli tiek tėtį, tiek mamą ir jiems yra svarbus jie abu. Ir kitas momentas, kas psichologinį atsparumą stiprina, tai vaiko aukštas emocinis intelektas, ką mes irgi galime tikrai ugdyti ir tikrai skatinimas vaiką turėti pomėgių užsiėmimų. Ir tikrai yra vaikų, kurie tikrai akademiškai negali būti stiprus dėl intelektinių gabumų stokos arba dėl kažkokių kitų problemų, bet jie gali būti stiprus sporte, kūryboje, mene, muzikoje ir kiekvienas vaikas gali rasti savo tinkamą veiklą
ir patirti sėkmę, o kai vaikas patiria sėkmę, automatiškai jisai gerai jaučiasi ir jo savivertė auga. Ir tėvų pagrindinė funkcija, užduotis, galbūt misija iš tiesų leisti drąsinti vaiką rasti savo amatą. Ir tikrai ne kiekvienas vaikas turi baigti aukštus mokslus, bet kiekvienas vaikas turi gauti kažkokį amatą, kas leistų jam sėkmingai gyventi toliau. Ir psichologiniui atsparumui stiprinti labai yra svarbios dėmesingos įsavinimo praktikos, kurias šiandien šiek tiek mes ir pristatysiu. Tai reiškia, kad mes turime didinti protinius resursus, tai yra lavinti smegenis, didžiuosius pusrutulius ir lygiai taip pat didinti emocinį intelektą, gebėjimą išgirsti save ir vaiką. Ir kiekvieną kartą tarp stimulo ir reakcijos yra tarpas. Šiame tarpe slypi mūsų galimybė pasirinkti savo reakciją. Mūsų reakcijoje slypi mūsų augimas ir laisvė. Tai va čia visų technikų tikslas ir yra, kad aš neinstinktyviai reaguočiau į tą trauminį įvykį arba stresinę situaciją, o aš sugebėčiau sustoti, pakvėpuoti giliai, nurimti ir įjungti savo aukštesniuosius smegenų centrus, tai yra didieji pusrutuliai, kurie yra va šitoj maždaug dalyje, ir aš tiesiog sumastyčiau, kaip man elgtis. Lygiai taip pat vaikai turi to mokytis nuolat. Tai vat, kalbant apie kiekvienas technikas, tai aš tarsi jau jums ir įvardinu, tas vat, fizinės ištvermės stiprinimas. Ir dar labai svarbu leisti mokyti vaiką pralaimėti. Ir vat, psichologų kabinete, ką ir darau su vaikais, dažniausiai žaidžiame mes įvairius žaidimus stalo ir vaikai mokosi pralaimėti. Tai ką šeimose galite daryti kiekvieną vakarą žaisti nors vieną, nors 15, nors 20 minučių skirti žaidimams stalo ir tokiu būdu vaikas mokysis pralaimėti, nes gyvenime iš tiesų tų pralaimėjimų visada bus, bet kaip aš reaguoju tą pralaimėjimą. Ar aš sustoju, giliai pakvėpuoju ir žengiu į priekį, ar aš labai nuliūstu ir labai daug verkiu ir daugiau nebenoriu žaisti. Ir taip pat yra labai svarbus žaismingumas, kad iš tiesų žaidimai atpalaiduoja ir tikrai kviečiu žaisti, tiesiog žaisti namuose, bėgioti, visokių žaidimų, pradedant slėpynėm ir baigiant viso kitais, nes tai irgi labai atpalaiduoja vaiką ir jisai tikrai gerai pasijaučia. Ir svarbiausia, vaikui leisti būti visokiu, savo ir vaikui. Ir tikrai pajausti, kad jeigu jau aš kažko noriu iš vaiko, turiu kažkokius lūkesčius, tai yra pamatuoti, ar jie yra realūs lūkesčiai. Ar tikrai tas vaikas gali tai daryti, gali to siekti, ar tai nėra jam per sunku. Ir čia daug yra tų surašytų technikų. Tai pirmiausia, kas dar labai yra svarbu, jūs pasiskaitysite tas skaidrės, bet svarbiausia yra dar dėkingumo praktikavimas, tokia technika, kuri iš tiesų labai veikia ir bent jau mano klientai tikrai džiaugiasi, kai pradeda taikyti dėkingumo techniką. Tai vat irgi, jeigu yra nesėkmė, jeigu yra kažkokia mano klaida, aš tikrai galiu galvoti, kad tai yra baisu, kad tai tikrai yra katastrofa ir tikrai jausis labai blogai. Arba aš galiu tiesiog pasakyti, aha, dėkui už šitą klaidą, nes šitoje klaidoje aš tikrai kažko išmokau ir galiu tai panaudoti ateityje. Tai reiškia, kad jau į tą pačią upę aš 2 kartus nebrįsiu. Reiškia, aš iš tos nesėkmės, iš tos klaidos aš jau kažko pasimokiau ir aš jau kitą kartą kitaip reaguosiu į tą pačią stresinę situaciją. Taigi, kai aš mokausi padėkoti už įvairias patirtis savo, automatiškai gaunasi tokia pusiausvyra tarp tos blogos emocijos ir geros emocijos. Taip, nemalonu, kad aš padariau klaidą, taip, čia yra bloga emocija, sunki, bet ko aš pasimokiau iš to ir automatiškai aš atgaunu gerą emociją. Ir toks vienas labai paprastas pratimas, ką galite praktikuoti, tai tiesiog su vaiku nusipiešti skėtį.
Jeigu, pavyzdžiui, vaikas patyrė sunkų jausmą mokykloje, pavyzdžiui, nesėkmė kažkokia, tai su draugu susipyko, tai ir sakys, taip, tau sunku, tu šiandien susipykai su draugu, bet pabandykim dabar mes nusipiešti liūdėsio skėtį. Taip. Ir vaikas nusipiešė liūdėsio skėtį. Ir dabar pagalvo, o kaip tu manai, e, kaip tas skėtis gali tave apsaugoti? Kokie dalykai gali tau tą liūdėsį sumažinti? Ir tiesiog vaikas pradeda mąstyti, bet ką aš galiu padaryti kitaip, ką aš galiu padaryti, pagalvoti kitaip, kad tas liūdėsys po truputį išeitų. Bet pirmiausia, leisti paliūdėti, papykti vaikui, bet mintis ta, kad po to, kai jis tai padaro, na, vat, tarsi mes vėlgi įjungiame tą protą, pagalvokim, kasgi gali padėti gerai pasijausti. Toliau kitas pratimas, kas irgi labai padeda ir mes tą patį darome su vaikais kabinete, mano stiprybių dėžutė. Taip? Tai tiesiog turėti kažkokią su vaiku vakare pasidaryti dėžutę, batų ar kažkur tai išdekoruoti ją, nes tikrai vaikai, ypač pradinukai, jie nori kurti ir jie kūrė ir tada visas vakaras gali būti kūryba. Ir dar kitas momentas, vat, ką aš pastebėjau irgi iš savo klientų, kad kartais mums tvarka svarbiau negu kūryba. Tai reiškia, kad mums svarbiau turėti tvarkingą stalą, tvarkingą kambarį ir neleisti ten, kad vaikas šiukšlintų, tenai paišytų ir tada automatiškai mes patys esame įsitempę, nes auginant vaikus tvarkos, gal tikrai beveik negali būti ir tuo pačiu įtempiame vaiką. Nes iš tiesų yra toks pasakymas, kiekviename chaose yra savo tvarka. Ir kūrybiški žmonės tiesiog tikrai mėgsta tą betvarkę, bet jie iš tikrųjų betvarkės nemėgsta. Tiesiog jie viduje yra tie kūrybiški, kad jiems tikrai tvarka nėra svarbu. Jie kaupia daug visokių detalių, pieštukų, popieriaus vien tam, kad jie galėtų kažką kurti. Tai dėl to labai svarbu, kad vaikas jūsų šeimoje turėtų tą erdvę, kūrybinę erdvę. Tai reiškia, atskirtas kažkoks tai kampas, širma, ar kažkaip tai, ir ten vaikas gali turėti savo chaosėlį, kuriame galėtų kurti. Tai vat, ką galite sukurti, tiesiog tokią dėžutę, stiprybių dėžutę, kuris vaikas galėtų, na, tikrai nupiešti, ar ten įdėti kažkokius daiktus, kas iš tiesų daro jį stipriu. Ir kai vaikui sunku, tada jis tiesiog gali peržiūrėti tą dėžutę ir tikrai prisiminti tas stiprybės, kurias turi savyje, aplinkoje. Taip pat labai, kaip sakiau, yra svarbu tas dėkingumas, kad kiekvieną vakarą praktikuotume jį, galbūt prie vakarienės stalo arba einant miegoti, kas buvo gero, taip, kas buvo gero tavo gyvenime šią dieną ir už ką tu norėtum padėkoti gyvenimui. Ir ką tu pats gero padarei, ir kokie buvo atradimai. Nes iš tiesų mes kartais orientuojamės tik į pažymius, o iš tikrųjų ne pažymė esmė. Esmė yra procesas, gyvenimas ir procesas, ta upė, kuri teka ir kiekvieną kartą mes kažką naujo galime pamatyti, gražaus. Ir vaiką skatinti matyti gražius dalykus. Nes tai yra keitimas smegenų struktūros. Ir jeigu vaikas iš tiesų patiria nesėkmę, vėlgi tas paprastas drąsinimas, ką jau ir sakiau, ir nuolat jį reikia drąsinti. Ir tas kitas dar momentas, tas emocijų intelekto ūkdymas, kaip vyksta iš tiesų, tai pirmiausia per atpažinimą tų jausmų. Ir jeigu lankytumėte tėvystės kursus, tėvystės kursuose mes visą laiką su tėvais mokomės pažinti vaiko jausmą. Vaikas pasakė, nekenčiu aš matematikos mokytojos. Ir labai dažnas sako, tu neturi teisės pykti ant matematikos mokytojos. Ne, vaikas turi teisę susinervinti ir papykti. Ir mes turim tikrai atspindėti, taip, tau pikta, kad matematikos mokytoja parašė tau ketvirtį. Aš suprantu, tau tikrai yra pikta. Bet ką galėtum dabar daryti kitaip, kad kitą kartą nebegautum to ketvirto, ne? Po tos pauzės, kai atpažįstu tą jausmą, iš tiesų tą tokį pagarbų klausimą vaiko įjungiu ir tada tiesiog klausiu, o ką tu galėtum daryti, kad tas piktis būtų mažesnis, arba ką daryti, kad tas pažymys būtų geresnis.
Tai vat atspindintis klausimas yra pagrindas tėvystėje. Tiesiog atpažinti vaiko jausmą, įvardinti vaiko jausmą ir pabūti kartu su juo tuo jausmu. Tai dabar dar pagal laiką aš turėčiau dabar pereiti prie mokymosi motyvacijos, bet dabar dar norėčiau dar tokį paprastą irgi metodą superherojaus pozą dar pristatyti, kad iš tiesų, kad jausti psichologiškai atspariu, reikia jaustis kūnu stipriu. Tai vat kartais iš tiesų labai padeda tokia superherojaus poza, tarsi vaikas gali tikrai tapti superheroju kažkokiu tai ir pastovėti toje pozoje, ne, pavyzdžiui, supermenas, žmogus foras ar kažkas tai, ir tiesiog tas 2 minutės jis tiesiog pabūna toje pozoje ir pajaučia tą jėgą, įsižemina. Tai lygiai taip pat yra tokia meditacija suaugusiems, taip pat ir vaikams, manau, tiktų. YouTube'e galima surasti kalno meditaciją arba medžio meditaciją. Tarsi, kad mes patys galime įsijausti, kad esame stiprus kažkokie medžiai ir vat, pabūti toje pozoje. Nes iš tiesų, vat, paprastas veiksmas, ne? Tai tarsi mano kūnas tampa medžiu, tai automatiškai aš jau pajaučiu kūną stiprybę, taip? Tai jeigu aš kūne stiprybę pajaučiu, tai dažniausiai ir mintise pas mane stiprybė atsiranda. Tai va tokios praktikavimai. Ir kalbant apie mokymosi motivaciją, dabar tikrai dar pusvalandį tam turiu, tai iš tiesų mokymosi motivacija ir yra toks dalykas, tikrai sudėtingas dalykas, ir jis irgi yra ugdomas arba žlugdomas. Ir kartais tikrai pradinėse klasėse kai kurie vaikai nebenori eiti į mokyklą, nes kažkas įvyksta. Bet šiaip vaikas nuo 7, pradinėse, nuo 7 iki 10 metų, jis yra labai labai smalsus iki paauglystės. Ir jis tikrai labai nori būti meistriškas. Ir jis tikrai labai nori mokytis. Tačiau mes, suaugę, galbūt kartais tikrai, keliam tam vaikui labai labai didelius lūkesčius arba vėlgi orientuojamės į pasiekimus, o ne į tą procesą. Ir tikrai tada kažkaip ta motivacija susilpnėja ir tada ir mokytojams sunku, ir tėvams sunku, ir tam pačiam vaikui yra sunku, jo mokymosi motivacija būna labai žema. Tai mokymosi motivacija gali būti išorinė ir gali būti vidinė. Tai yra ta vidinė mokymosi motivacija ir yra, kuomet aš tiesiog noriu mokytis, man yra smalsu ir gera mokytis. Ir tikrai tokių yra vaikų, tie ypač gabieji vaikai, čia 10%, nedaug tų yra populiacijoje vaikų, bet jie patys susiranda kažkokią sritį ir ten domisi beprotiškai tas sritim ir tikrai gera tokius sutikti vaikus. Bet dažniausiai susitinkam vaikus, kurie neturi to tokio vidinio smalsumo, ir tą motivaciją reikia kontroliuoti. Tai labai yra sunku, tai vadinasi kontroliuojama motivacija, kuomet vaikas mokosi dėl to, kad tėvai prašo gerai mokytis, kad jis gautų gerą pažymį ir tada arba jis jaučiasi kaltas, kad blogą pažymį gauna, nes dėl to nuvelia tėvus ir tada jį nuolat veikia kaltės jausmas, nerimo jausmas dėl to pažymį ir iš tiesų, tikrai jam sunku yra. Tai vat, ką mes galim visi daryti, tai iš tiesų ieškoti būdų, kaip mokymosi motivaciją paversti tą vidinę motivaciją. Ir čia aš visą laiką atradusi esu Lietuvoje, tikrai yra propaguojama Vilniaus universiteto adaptuota metodika, tai apie mokymosi motivaciją tai galėsiu paskui pasidalinti tą metodikos nuorodą, tai vadinama, kuri yra paremta pagal savideterminacijos teoriją, kuri teigia, kad žmogus yra iš prigimties gali augti ir tobulėti ir gerai jaustis, jeigu yra sudaromos tinkamos sąlygos ir yra patenkinami pagrindiniai jo poreikiai, tai autonomijos, kompetencijos ir sąryšingumo. Ir tam, kad tie poreikiai būtų patenkinti, tai mes iš tiesų kartais turime mokymosi tą procesą palengvinti arba drąsinti tiesiog tą vaiką ir tiesiog jam padėti tame mokymosi procese. Ir pagrindinis pats pirmas poreikis būtent yra bendrystės arba sąryšingumo poreikis, taip vadinamas. Tai
Svarbiausia mokykloje ir namuose yra kad vaikas jaustųsi saugus, kaip sakiau jau prieš tai, ir tikrai turėtų tokį gražų, šiltą ryšį tiek su mokytoja, tiek su tėvais ir, aišku, turėtų draugų klasėje. Ir jaustis, kad jis yra, na, ryšyje su aplinka. Toliau, kai patenkinamas yra šitas poreikis, iš tiesų vaikas turi pajausti, kad yra kompetitingas kažkokiose srityse, tai reiškia, kad jam tikrai kažkas sekasi ir tikrai jis patiria sėkmę. Ir tikrai jo galimybės atitinka mokytojo reikalavimus arba tėvų reikalavimus. Tai turi būti tas balansas tarp to, ką vaikas gali ir ko mes iš jo reikalaujame. Ir visi vaikai yra skirtingi, dar kartą pabrėžiu, ir tikrai negalima lyginti vaikų, ir tikrai yra skaudu, kai vaikai yra lyginami, ir tiems vaikams yra labai skaudu, nes tikrai ne visi gali, kaip sakiau, būti profesoriais, bet jie gali būti nuostabų amatą turinti žmonės ir tikrai labai daug duoti mums gero. Ir tada trečias dalykas, kas labai yra svarbu, autonomiškumo poreikis. Tai reiškia, kad pats vaikas turi galimybę rinktis, inicijuoti mokymosi procesą ir gerbiamas yra autonomiškumas. Autonomiškumo gerbimas ne tik turėtų būti mokykloje, bet ir namuose. Ir autonomiškumo poreikį jūs kiekvienas jau esate pamatę savo vaikę, jeigu turite jau 3-metį, 4-metį ir vyresnį. Nes autonomiškumo poreikis labai išryškėja 4 metų krizėje, kuomet vaikas nori pats viską daryti. Pats. Ir kas atsitinka kartais su tėvais, kurie nesugeba toleruoti to netobulumo arba nori labai greit kažką padaryti, neleidžia vaikui daryti. Ir, pavyzdžiui, tikrai yra tėvų, kurie tvarko vaiko kambarį. Nu, vat, čia, manau, šitame tarpe irgi yra tokių tėvų. Ir labai tėvai nustemba, kai aš pirmą užduotį duodu, kai jie ateina kalbėti apie vaiką. Viskas, nuo šios dienos jūs nelendate vaiko kambarį. Ir tėvai dažnai nustemba, kokia čia nesąmonė, bet ten yra betvarkė. Taip, ten yra betvarkė ir turi būti ta betvarkė. Ir aš tikrai tikiu, kad vaikai patys, kai norės, jie susitvarkys tą kambarį. Lygiai taip pat rūbų nenešu į vonę. Išplauti gal galima išplautos rūbus, bet ir pasidžiaugti dauguma vaikų jau gali. Labai svarbu, kad gerbtume tą privatumą ir autonomiją. Ir jeigu mes tenkiname visus šitos poreikius, tai reiškia, jeigu vaikas jaučia bendrystės poreikis patenkintas, kompetencijų ir autonomiškumo, tikrai bus motyvacija ir tikrai vaikas mokysis ir jis jausis gerai, ir tėvai gerai jausis, ir mokytojai gerai jausis. Tačiau jeigu tas nors vienas poreikis yra nepatenkinamas, tada vaikas pradeda elgtis pasyviai, kartais net ir agresyviai, gynybiškai, ir iš tiesų prasideda karas. Karas vaiko tėvo, paauglio tėvo, mokytojo, mokinio, ir tarsi mes norim viską darom, kad tas vaikas mokytų, bet jis tikrai nesimoko. Nes tie poreikiai nėra patenkinami pamokoje ar namuose ir vaikas tikrai blogai jaučiasi. Taigi, kaip tenkinti tą poreikį? Tai pirmiausia, kaip autonomijos poreikį tenkinti, tai pirmiausia, būtent kuo daugiau ieškoti būdų suteikti vaikui pasirinkimo laisvę. Ir ta pasirinkimo laisvė, tikrai yra daug visokių variantų ir kūrybiškai galima ieškoti. Tai pavyzdžiui, kaip čia mano pateikti skaidrė, kada tu darysi namų darbus. Tas namų darbus reikia padaryti, bet kada tu darysi? Iškart po pamokų, mokykloje, ar ten, sakykime, 6 valandą vakare. Taip pat apie prasmę mokymuose. Čia yra sunkiausias galbūt dalykas, bet iš tiesų po truputį vaikas turi pajausti, dėl ko jisai mokosi, kokia yra to prasmė. Ir aišku, labai gerai, kai vaikas turi kažkokią domėjimosi sritį. Ir tada per tą domėjimosi sritį mes galime motyvuoti jį mokytis ir kitų dalykų. Tai tiesiog tikrai tyrinėti reikia, kokios jo yra domėjimosi sritis. Ir žinoma, vengti per didelis kontrolės ir spaudimo. Ir tai yra labai sunku, nes iš tiesų iš to nerimo, iš to noro būti gerais tėvais, tėvai kartais tikrai per daug vaiką kontroliuoja. Ir dar kitas momentas, kartais tėvai patys jaučiasi kaip mokiniai. Tai reiškia, kad jeigu mokytoja parašė pastabą,
nu, tiesiog, nu, ne pastabą, žinutę, jūsų vaikas nepadarė namų darbų. Ne? Ir kaip mes reaguojame? Ar tai, kad vaikas nepadarė namų darbų, ar kad kokia aš dabar, nu, neatsakinga mama, nesukontroliavau, kad vaikas nepadarė namų darbų. Tai vat kaip mes reaguojame, nes jeigu vaikas nepadarė namų darbų, tiesiog mes galim paklausti vaiko, o kas atsitiko, kad tu nepadarė namų darbų? Ir vaikas jums tikrai pasakys, bet jūs tikrai galite tai ramiai reaguoti. Bet kartais tėvai tikrai labai jautriai reaguoja, jie, pavyzdžiui, didelę kaltę ir nuo to tikrai nėra geriau. Nei vaikui, nei pačiam tėvui. Toliau, norint leisti kompetencijos poreikiui labiau patenkinti kompetencijos poreikį, vėlgi jau užsakiau, labai svarbiausia yra pabrėžti vaiko pastangas, o ne patį rezultatą. Tai reiškia, kad skaidome sunkesnės užduotis į lengvesnės užduotis ir tikrai džiaugiamės, kai, pavyzdžiui, vaikas gauna 7 ar 6. Nes yra tėvų, kurie vaikas gauna 9 ir sako, kodėl ne 10. Gauna 8, kodėl ne 10. Ir tada ateina tas vaikas į konsultaciją ir pasakoja apie tai, kaip jis yra blogas mokinys ir kaip jis nieko gyvenime nepasieks, nors jo vidurkis yra 8. Ir aš tėvams taip pat sakau nuoširdžiai, kad jeigu vaikas turi 8 vidurkį 8 klasėje, tai yra tikimybė, kad tikrai jis viską gyvenime pasieks, ko tik norės, jeigu jisai sugalvos, ką siekti ir jūs jį drąsinsit. Ir jis susidoros su savo sunkiais jausmais. Jeigu mes jo nedrasinsim ir tikrai kažkaip tai tikrai manipuliuosim kaltės jausmu ar dar kažkokiais sunkiais jausmais, iš tiesų, nu, vaikui gali būti labai sunku kažką pasiekti. Ir lygiai taip pat raminu tėvus, kai 6-7 klasėje vaikų rezultatai sumažėja, nes iš tiesų moksliniai tyrimai irgi rodo, kad jie sumažėja ir gaila, kad sumažėja, bet jie turi sumažėti dėl to, kad vaikui tuo metu yra svarbiausia paauglystė. Tai yra priimti, pamilti savo besikeičiantį kūną, turėti draugų, gerai jaustis ir mokslai šiek tiek gali palaukti. Tai vat labai svarbu suprasti vaiko raidos tuos etapus ir tikrai neperspausti vaiko dėl gerų mokymosi rezultatų. Ir visą laiką, na tikrai, nu, kaip sakiau, ieškoti tų vaiko stiprybių, kalbėti apie jas ir remtis jomis. Na, o bendrystės poreikis iš tiesų, na, tiesiog per leidimą gerai kartu laiko. Tai reiškia, kad jūs galite tiesiog tikrai vakarais smagiai kalbėtis, išvažiuoti į kažkokias ekskursijas, savaitgalį kažką smagaus nuveikti ir tikrai būti, tiesiog būti ir džiaugtis, nes iš tiesų pagrindas, ko vaikui reikia ir mums patiems reikia, tai to besąlyginės meilės. Tiesiog džiaugiamės, kad esame, džiaugiamės, kad turime nuostabius vaikus ir pamatykime savyje gražius dalykus ir vaike. Ir kurkime ryšį, nes iš tiesų, norint motivaciją stiprinti, tai pagrindas ir ryšys. Nes kai aš pradedu kontroliuoti ir nurodinėti, tai aš automatiškai tampu aukščiau vaiko. Aš tampu aukščiau vaiko, vaikas žemiau manęs ir tada vaiko savivertė yra neauginama, o žlugdoma ir tas vaikas tikrai jaučiasi toks bejėgis prieš didelį, stiprų, protingą, kontroliuojantį tėvą. Tai vat mūsų tikslas yra šitos paskaitos iš tiesų, na, tikrai ieškoti būtų, kad vaikas jaustųsi stipresnis, saugesnis ir tikrai turėti nuostabų ryšį su savo tėvais ir mokytojais. Ir pabaigai tiesiog norėčiau pacituoti Juliaus Neverausko citatą. Atsparumas yra atsivėrimas mokymuisi ir augimui, galėjimui prisimti riziką ir šios rizikos pasiekmes. Tai ne apsauga nuo nesėkmės, bet gebėjimas su jie susitvarkyti savuoju būdu. O abėcėlėje yra tikrai daug raidžių ir kiekvienas vaikas tvarkosi savaip, kiekvienas tėvas tvarkosi savaip, bet tikslas visų gerovė ir laimė. Tai va, ačiū Jums uždėmesi ir dabar tikrai laukiu klausimų. Ačiū. Ar jų bus? Aha, ačiū Edita. Laikas prabėgo tikrai labai greitai. Išgirdau bent jau aš daug
informatyvios medžiagos, pasitikrinau, nes esu pati 2 vaikų mama ir vis galvoju, ar gerai darau, va čia va gal į tuos kambarius ir nereikia lysti, nors kartais ir lendu, jau sakau, nelysiu. Tai va, turim vieną klausimą, aš jį paskaitysiu. Kaip paskatinti pradinukų motyvaciją klasės užsiėmimams po pamokų? Vaikams po pietų būna skaitymo užsiėmimai, kūrybinės veiklos, tačiau motyvacijos būna labai mažai. Vaikai skaityti nebenori. Ką patartumėte? Tai pirmiausia, patarčiau paklausti, ko jie nori. Ir tik tai eiti link skaitimo. Tai spėju, kad vaikai nori nieko neveikti ir pabėgioti ir pažaisti, aš taip spėju. Tai vad pirmiausia, tikrai skatinti tą bėgiojimą ir žaidimą. Ir kaip sakiau, galima tiesiog tą tokį metodą taikyti, ne? 10 minučių kažką pabėgiojam, smagaus paveikiam, na ir kažkiek minučių paskaitom. Tada vėl pabėgiojame ir vėl paskaitom. Ir tokiu būdu, prisijaukinsime tą skaitimą. Nes iš tiesų, tik per geras patirtis mes galim prisijaukinti nemalonius dalykus. Nes skaitimas iš tiesų kai kuriems pradinukams beprotiškai yra sunkus, dėl to, kad tikrai jie skaito kai kurie labai dar sunkiai ir tai yra jų nesėkmė. Ir jie tikrai jaučiasi menki. Tai mūsų tikslas yra dirbti jų pirmiausia su savivertė, juos drąsinti, matyti jos stiprybės, na ir tada šiek tiek prisijaukinti, leisti tą skaitimą. Nes tikrai tai yra skaitimas yra kai kam labai sunkus. Ir Ir juo taip labiau dabar, pripažinti. kai tie ekranai po ranka, visokių pagundų šalia kitų. Nu, gal galima ir ekrane kažką skaityti. Vėlgi, čia viskas labai kūrybiškai, bet vėlgi pagrindas žaidimas, aktyvumas ir, ir drąsinimas. Ačiū, Edita. Na ir aš turiu vieną klausimą. Jūs kalbėjote apie nesėkmes. Ne? Ir sutinku, kad tas nesėkmes patirti yra sveika ir ypač su jom gana neblogai susidoroja stiprūs vaikai, bet dažniausiai būna taip, viena nesėkmė, antra nesėkmė, trečia nesėkmė ir paskui pasidaro tokia kaip nesėkmių grandinė ir vaikas iš viso užsidaro, visko bijo. Ir tada nenori nieko bandyti, nes jis galvoja, kad vėl jam nepasiseks. Tai kaip pat būtent ištrūkti iš tos grandinės, kai jau yra kažkoksai tai užsisukęs ratas? Tai pirmiausia, aš manau, kad čia yra ta atjauta tam vaikui, ne? Iš viso, kas atsitiko, kad nematėm tos grandinės, taip? Bet jeigu jau pamatėm, tai pirmiausia, eiti per ryšį, ne? Tarsi, aš tikrai mačiau ir matau, kad tu patyrei daug nesėkmių. Aš suprantu, kad šiuo metu tu tikrai jautiesi nusivylęs. Ir tikrai tau baisu vėl bandyti, nes tu vėl bijai nesėkmės. Čia atspindėjimas. Taip jaučiasi. Aš pamatau, aš atjaučiu ir aš atspindžiu jausmą. Bet klausyk, o gal galima kažką daryti, vėl pabandyti ir sukurti galbūt saugesnį planą kažkam pasiekti, kažką pasiekti, ne? Ir tas su vaiku apie tai kalbėti, kaip jis galėtų susidoroti su ateinančiu kažkokiu sunkumu. Planavimas. Bet pati pradžia yra atjauta, priėmimas jo jausmų, atspindėjimas ir tada planavimas. Tada jausmo ir proto balansas. Na, o dabar dar man kilo, dabar iškart dar vienas klausimas. O, pavyzdžiui, jeigu vaikas saugiai jaučiasi vienoj aplinkoje, jis ten laimi ir jam pasiūlo išbandyti kitą, kažkokį aukštesnį pasiekimą įveikti ir jis sako, ne, aš bijau. Ką tokioj situacijoje daryti, kad, jisai jau jaučiasi komforto zonoje, čia visi myli, o jau čia pasiūlo kažkas aukščiau ir jisai jau užsigąsta, nenori peržengti to, kaip sakant, laiptelio į viršų. Tai ką tada patarti tokiam? Tu bijai, aš matau, kad tu bijai. Ir dabar tu renkiesi. Ar toliau bijoti ir būti pasislėpus, saugioje vietoje, o gal vis dėlto norėtum pabandyti. Tai prasme, tiesiog vėlgi pripažinimas ir drąsinimas. Ir tikrai kartais išbūti, žinok, tikrai vaikai, pavyzdžiui, gali bijoti 3 kartus to nedaryti, bet 4 jis galbūt darys. Tai bet mintis ta, kad mes turime sakyti, kad oi, tu maža vaikas, nes tikrai yra nuvertinimo daug mūsų visuomenė ir tikrai kartais tėvai nuvertina, tu maža vaikis, tu ten dar kažkoks, bet ne, taip, tu bijai, bet žinok, tikrai tu gali pasirinkti, akcentuoti būtent tą patį, tu gali rinktis, būti komforto zonai, bijoti ar vis dėlto darom. Ir kartu galbūt darom kažką. Ačiū, labai geri patarimai.
Na ir manau, šiandien tuo ir baigsime. Tai dar kartą dėkoju pirmiausiai Editai, dėkoju šiandienos žiūrovams. Noriu priminti, kad ši paskaita bus įkelta į mūsų centro svetainę, kurios adresas yra www.svc.lt. Tai galim, kas dar šiandien nespėjus pasižiūrėti, galės ir kitų laikų pasižiūrėti. O kas domisi mūsų iniciatyvos Saugi vaikystė mokymais, tai kiti mokymai vyks kovo 18 dieną, tai prašome dalyvauti. Tai ką, dar kartą visiems ačiū ir iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū, iki.